Sveiki gyvi. Taigi, aš jau esu Čekijoje, Brno mieste. Brno miestas yra antras pagal didumą Čekijos miestas. Taigi, nuvažiavau gan daug, pamačiau gan daug. Paskutinį kartą, kai kūriau video, buvau Slovenijoje. Tai daug kas yra ką griebti. Nuvažiavau va šitą visą atkarpą. Nuvažiavau virš 500-600 km. Turėjau sukurti video ties vieno, bet susitikus su draugais, vėl viskas pasiliko užmaršty. Bet viską pamatysite šiame video, taigi lekiame žiūrėti. Bye bye! Tiesą pasakius, mėgau pilis, bet dabar kai reikia užlipti į kalnus su dviračiu, tuo pačiu, kuris dingo, jau nebėra dviračių. Tai visai problematiška, nes galiu įveikti ir esu įveikęs 500 metrų kalnus, bet jie yra per žymiai ilgesnį atstumą. O čia 200 metrų per kilometrą, man atrodo, ar kilometras su pusę. Yra veiklos. Nu, bet nieko. Per kančias išvažiuos. Važiuojam toliau.
Taigi, atvažiavau į Austriją, pravažiavau visą Sloveniją, buvo gan gražu, daug dviračių takų, aplankiau kelias pilis tuo pačiu, dar buvau pačioj Kroatijoje, dar būdamas susitikau su Slovenu, tai parašiau jam, tai apsistojau pas jį, jo mieste, tai va, galite ir čia matyti jo šeimos nuotrauką. Taigi, o toliau važiuosiu dabar į Bračą, tenais apsižiūrėsiu, toliau lauks kalnai, tai galimai bandysiu juos išvengti, galimai net grįšiu į Vengriją trumpam, aplankysiu tenais dar vieną miestą ir tada jau keliausiu link Vienos. Atvažiuoju mašiną, tai davai. Taigi, šiuo metu esu vėl prie Vengrijos pasienio. Spėju jums klausimas, kodėl. Tai dėl to, nes turėjau laisvo laiko, norėjau dar pakeliauti. Taigi dabar važiuosime į Vengrijos vieną iš seniausių miestų, aplankysime jį ir tada jau galimai judėsime link Vienos. Tai va, tiek žinių. Iki, bye bye. Pū.
Irgi nutrūko grandinė. Čia yra vienas iš tų smagumėlių, kuris supa kelionėje. Prieš pasiekiant vieną ir po vienos buvo belenkiek sunkumų. Prieš atvažiuojant trūko gal 2-3 kartus padangą kamerą. Dabar irgi tik išvažiavus 7 km buvo sprogus. Dabar pavažiavus irgi grandinį nutrūko. Sunku. Pavargau jau. Atostogaudamas vienoj pasidžiaugiau komfortu. Prisiminiau, ką reiškia, kai neturi kasdieninių problemų su transportu, kai nereikia kiekvieną dieną ieškotis, kur miegosi, nebaisu nei lietus, niekas. Jau turiu galvoje mintį, gal pasiekus Pragą pabaigti viską. Aišku, Berlynas netoli, bet kiek galima, 4000 nuvažiuoti. Sau jau daug įrodžiau, daug pasiekiau, bet pradedu pavargti. Sunku. Taigi, pasiekiau Čekiją, buvo gan sunku, pasakojau prieš tai, man atrodo, kas yra, kokios problemos, bet nieko baisaus, judam toliau. Dabar bandysiu pasiekti Brno miestą. Brno miestas yra antras pagal didumą miestas Čekijos, tai manau tenais pagaliau jau sukursiu šį video. Jeigu ne, tai apseisit, ką padarysi. O šiaip tais tikiuosi dabar pasiekti Brno, tada galimai Prahą ir dėl Vokietijos, Berlyno tai žiūrėsim, nes jau šiek tiek pavargstu, norėtųsi namo, tuo pačiu jau vasara jau į pabaigą, tai prasideda puikus orai, kaip už manęs debesys, daug kliūčių dabar jau būna, o per Lietuvą važiuoti, o ypač miegoti, tai tikrai nebesinori, tai žiūrėsim kaip bus, bet nu ką, judame iki Brno. Taigi, po ilgų kančių pabaigiu šį video. Žinau, kad video gan ilgas buvo, nes turėjau įtalpinti 3 savaitės beveik medžiagos. Ne viską įdėjau, daugelį muziejų praleidau, daugelį vietų. Tikrai, ką pamačiau 100 kartų gražiau, negu ką įdėjau, bet tikrai buvo sudėtinga. Labai daug medžiagos turėjau, bet tikiuosi parodžiau bent dalį grožio, ką aš patiriu. Ir girdėjote ant pačių galo sunkumus, bet nieko baisaus, pailsėjau, atsigavau, važiuojam toliau. Tolimesnis taškas bus Praha. Trumpa statistika, ką pamatau, kiek numinu ir kiek kartų nakvojau skirtingose vietose, visados parašau aprašyme, tai galite pasižiūrėti tenai. Na, o dabar susidėsiu daiktus, pasidžiaugsiu paskutinėmis akimirkomis šio miesto ir judėsiu link Prahos. Tai susitiksime kitam video. Bye bye!